Kas yra anglies pėdsakas? Tai yra CO2 kiekis, kuris patenka į aplinką dėl valstybės, įmonės ar asmens veiklos. Ir mums yra įdomiausia asmeninis anglies pėdsakas, jis yra skaičiuojamas metams. Tai yra, kiek tonų CO2 žmogus per metus sugeneruoja vartodamas. Nes viskas, ką mes vartojame, taip viską reikia pagaminti, supakuoti, transportuoti, šiltai arba šaltai laikyti ir tam yra naudojama energija. Ir asmeniniam CO2 paskaičiuoti yra skirtos specialios skaičiuoklės ir joje dažniausiai yra išskiriamos tokios pagrindinės vartojamos sritis. Pirmiausia, tai yra namai, kokią energiją mes vartojame ir kiek. Tai yra elektra, koks yra šildymas, ar tai yra dujomis, ar malkomis, ar dar kažkuo kitu. Jei gyvenate daugiabutyje, tai reikėtų pasidomėti, kokią kuro rūšį naudoja centralizuotas šilumos tiekėjas. Ir tai greičiausia bus dujas arba biokuras, viską suvestume į skaičiuoklę, įrašytume kiek elektros, kiek tonų granulių per metus suvartojame. Reikėtų dar įvesti ir žmonių skaičių, kiek gyvena namuose, nes skaičiuoklė automatiškai padalins energijos kiekį gyventojų skaičiui. Toliau reikėtų suvesti skrydžius per metus, iš kokio miesto į kokį keliaujate. Tai pavyzdžiui, užtenka 3 skrydžių per metus pirmyn atgal Europoje ir tai jau sudaro trečdalį žmogaus išmetamo CO2 kiekio. Kita didelė CO2 generavimo sritis tai yra transporto priemonė, kurią mes naudojame. Tai kokiu automobiliu važiuojame, kokį kurą jisai vartoja, kiek kilometrų mes per metus nuvažiuojame, taip pat kiek kilometrų su traukiniais, autobusu, viešuoju transportu. Ir galiausiai tektų įvesti, kokiem produktam išleidžiate per metus. Taip yra paskaičiuojamas antrinis CO2 kiekis, nes pavyzdžiui, užauginti obuolį energija nėra naudojama, bet tarkim jį transportuoti arba supakuoti, kažkiek CO2 bus sunaudota, nes pakavimo medžiagas pagaminti ir transportuoti irgi yra reikalinga energija. Taip pat teks įvesti, kiek išleidžiame elektronikos prekiams, vaistams, rūbams, pramogoms ir panašiai. Skaičiuoklė, aišku, skaičiuoja apytiksliai, tačiau vis tiek skirtumas yra. Tarkim, vienas žmogus per metus išleidžia vartojimui 5000 eurų, kitas išleidžia 10 000 eurų. Tad tas, kuris yra didesnis vartotojas, tai to automatiškai ir anglies pėdsakas bus didesnis. Tad rekomenduoju parsisiųsti programėlę lietuvišką MyFootprint.seb arba eiti į svetainę carbonfootprint.com ir ten spausite Calculate. Pasirinkimuose yra lietuvių kalba, tad tikrai viską suprasite. Na ir gausite rezultatą panašų į šį. Mano asmeninis anglies pėdsakas yra beveik 8 tonos. Ir dar noriu patikslinti, jog žaliajame kurse anglies pėdsako dydis yra tik tai vienas iš rodiklių, nereikėtų jo vertinti kaip pačią pagrindinę, dėl to, kad mes turime žiūrėti dar ir į tai, kiek, tarkim, yra užterštas mūsų vanduo, dirvožemis dėl intensyvaus įvairios chemijos naudojimo. Tad žaliasis kursas siekia pagerinti situaciją daugelį aplinkosaugos sričių. Ir norintiem pasidomėti daugiau apie anglies pėdsaką, aš pateiksiu keletą nuorodų į video internete. Na, o svarbu yra kas, kaip mes galime sumažinti šį savo asmeninį anglies pėdsaką. Tai skaičiuoklinai iš esmės parodo, jog svarbiausias sritis yra namai ir kelionės. Tad yra svarbu, kokio energetinio efektyvumo namai, kuriuose gyvenate, kokio energetinio efektyvumo buitinę techniką mes naudojame, ar mūsų elektros tiekėjas tiekia elektrą iš atsinaujinančių šaltinių, kokį automobilį mes naudojame. Ir namų aukščiausias efektyvumo rodiklis yra A++. Buitinė technika taip pat mes žinom, kad jinai yra žymima raidelėmis, iš kurių A žymi aukščiausią efektyvumo klasę. Na, o automobilio tarša yra parašyta jūsų automobilio registracijos pažymėjime. Ten bus parašyta Euro 4, Euro 5 arba Euro 6. Nuo 25 metų Liepos 1 bus įvestas Euro 7. Tai šis rodiklis rodo, kiek gramų vienam kilometrui yra išmetama šiltnamio efektą sukeliančių teršalų ir juos taip pat įeina CO2.
Tad kuo mažiau automobilis teršia, tai tuo bus aukštesnis euro skaičius. Na, o jeigu važinėjate dviračiu, paspirtuku arba elektromobiliu, tai oficialiai jūsų CO2 bus nulinis, o neoficialiai tai reikėtų iš tikrųjų žiūrėti, iš ko yra gaminama elektra, kurią naudojame paspirtukui ar elektromobiliui įkrauti. Tai tarkim, Amerikoje ir Kinijoje 65% elektros energijos yra pagaminama iš iškastinio kuro. Žaliasis kursas, jisai maksimaliai siekia sumažinti, taip, iškastinio kuro naudojimą, tad jeigu jūs Amerikai važinėjate elektromobiliu, tai tame yra mažai ekologijos dėl to, kad ta elektra jinai bus pagaminta iš anglies arba iš dujų. Bet visgi į situaciją reikėtų žiūrėti šitoje vietoje optimistiškai dėl to, kad energetikos sektorius jisai transformuojasi, elektromobiliai ir jų infrastruktūra vystosi ir 30 arba 40 metais mes turėsime tikrai kitokią situaciją. Taigi jūs dabar turite dvi užduotis. Pirma užduotis yra arba į telefoną parsisiųsti programėlę ir ten paskaičiuoti asmeninį CO2 metinį kiekį, o antra užduotėlė yra pasižiūrėti į savo automobilio registracijos pažymėjimą ir pasižiūrėti, kokį euro standartą jūs tenais rasite.